Dažniausiai užduodami klausimai apie maistą internete. Tai turiu priminti, kad aš nesu mitybos kažkokia tai edukuota specialistė, tai aš tiesiog dalinuosi savo patirtim. Ta patirtis yra praktinė, teorinė, bet tikrai nėra diplomuota, tai vieno žmogaus anekdotinė patirtis su visais tais skaitytais dalykais. Ir manau, kad jeigu turite pastebėjimų ar klausimų, tai tikrai galima kreiptis ir bandyti surasti tos atsakymus ir netgi pačiai man patobulėti, bet to pačiu specifinius klausimus tikrai turėtų atsakyti gydytojai ir specialistai, dirbantis konkrečiai tose srityse, kurios jums yra aktualios. Pirmas įdomus klausimas, ar maisto papildai yra veiksmingi? Na, tai tų nuomonių yra labai daug, kai kurie taip, kai kurie turbūt ne, kai kurie tyrimai yra įrodyti, kai kurie tyrimai yra nupirkti, tai yra tų tokių labai daug niuansų, dėl kurių galima būtų ginčytis visą laiką. Na, pavyzdžiui, mano asmeninė patirtimi, kai buvau nėščia, man tikrai trūko magnio, man traukė kasdien mėšlungis ir jeigu aš neišgerdavau po 600 mg magnio, aš gerdavau Diasporalį tada, man visą laiką traukdavo raumenis ir miegant, ir atsikėlus, ir visą dieną, ir tas jausmas yra žiauriai prastas ir galiu pasakyti, kad taip, man tai tikrai padėjo, dėl to, kad man netraukdavo, kai aš išgerdavau. Kiekvieną dieną po 600 mg turėdavau gerti. Lygiai tas pats su geležim. Dažnai turiu geležies stokos anemiją dėl moteriškų dalykų, menstruacijų, ten dar kitų visokių pokyčių organizme moterims, kurie būna. Ir galbūt linkmybė turiu nuo pat jaunystės, kad man šiek tiek trūksta geležies, nors šiuo metu tikrai valgau viską ir mėsos, ir raudonos, ir perkam mėsą tikrai labai kokybišką iš smėlynės ūkio, tikrai verta juos pasiekti internete. Jie mėsą parduoda vieną kartą į metus, karvės jie gano patys, labai įdomi jų filosofija, labai vertinu juos, jų mėsa tikrai labai kokybiška. Iš tikrųjų atradau tuos papildus, kur jau visada, kaip sakau, reklamuoju, bet aš ne tiek reklamuoju juos, kiek aš pati tiesiog juos naudoju ir dalinuosi to savo patirtim, nes man jie yra visiškai pasiteisinę ir jie yra tikrai ypatingi tuo, kad jie yra aukšto biologinio įsisavinimo, tai yra tam tikros medžiagos naudojamos, kurios geriau pasisavinamos organizmo. Jie yra vokiečių gamybos, tai jau šitą reiškia ir iš tiesų ta kompanija yra tikrai gerbtina, gerbiama ir mano mylima ir labai daug dalykų iš jų bandau ir tada tos dalykus galiu kažkam tai pasiūlyti, bet vėlgi, kaip ir sakau, tai yra visiškas vieno žmogaus pavyzdys ir sureikšminti arba suabsoliutinti visko tikrai nederėtų. Ar šviežios daržovės yra geriau negu šaldytos? Šaldymas negadina produkto vertės mitybiškai, arba gadina ją mažiausiai. Šviežios vienareikšmiškai visada yra geriausia, jeigu tai yra nuskinama ir suvalgoma iš karto. Kitu atveju, jeigu to negalima padaryti, šaldytos tai yra taip pat gerai, dėl to, kad nuskinta daržovė arba vaisius netenka savo maistinės vertės laikui bėgant. Ir jeigu jau šaldote, tada tiesiog turite žinoti tokį dalyką, kad šaldymas padidina tūrį, tai yra plus 9%, tai jeigu yra 100 ml, tai 109 ir dėl to kartais augalas sutrūksta, tiesiog jo struktūra, senelė sutrūksta, tai visi minkšti augalai, kaip šilauogės ar dar kažkas, jie išsipučia, jų ta struktūra tiesiog biškai šiek tiek sunaikina tas ląsteles ir jisai tada, kada atvėsta, jis nebebūna toks gražus savo formoje. Tai čia tik tais vienintelė problema, kuri vyksta. Kai būna, sako, šalti žirneliai per tobulos formos. Nu, nes taip, nes jos nuskina ir iš karto šalo. Tai yra tikrai daug geriau negu skirti žirnelius ir valgyti po nežinau belenkiek laiko. Aišku, vėlgi tada turime įti kitą etapą, lyginant naminis žirnelis ar pirktinis žirnelis. Tai jeigu naminis žirnelis, tai vienareikšmiškai yra gerai. Kokie yra geri ir blogi valgiai? Gerų ir blogų valgių taip yra, bet iš esmės didžioji mūsų problema yra mūsų saikas ir mūsų pametimas balanso tarp to, kada ir kiek valgyti gerų valgių ir kada valgyti blogus valgius. Tai gyvenime reikia ir tų. Didžiąją dalį turi užimti geri valgiai, mažesnė blogi. Pavyzdžiai, pica turi būti išimtis, burgeris išimtis, makaronai su riebiu padažu pirkti kažkur ten parduotuvėje, sušiai arba kažkas yra išimtis. Grūzdintas maistas yra išimtis, aš tai šis laikausi labai fainos taisyklės, jeigu labai noriu grūzdinto maisto, būna užsimanai kokias nesąmonės, turiu išvažiuoti iš namų. Namuose aš grūzdinto maisto negaminu visai. Tiesiog tokia yra taisyklė. Vienas dalykas, man gaila aliejaus, nes jo labai daug susinaudoja ir ar taip tai yra nesveika. Ir tada visos tvarkymas, pilimas, po to kur jį įdėti, nes iš tikrųjų jo panaudoti dar kartą nelabai būtų galima ir taip toliau. Tai labai paprasta yra. Nuvažiavai, pavalgiai, pasidarai šventę, grįžai. Nėra jokio įpročio grūzdinti maisto namuose ir šitas klausimas tiesiog atkrenta.
Norit bulvyčių, galima puikiai susirasti šaldytų bulvyčių arba bulvės sustarkuoti patiems ir išsikepti orkaitėje. Šaldytų bulvyčių, žiūrėkite sudėti, kad būtų 100% bulvės. Tiesiog labai paprasta. Atsiverčiat pakuotę ir pasižiūrėt. Tokių bulvių yra. Aš žinau, nes pati jas kartais naudoju vaikam. Ar organiškas maistas yra geresnis? Ką reiškia organiškas maistas? Organiškas, tai mano supratimu, yra augintas namuose arba augintas tokiais metodais, kurie išsaugo maistinę ir skoninę vertę. Duosiu labai gerą istoriją, kurią man teko patirti. Kai studijavau Škotijoje gastronomijos magistrą, buvo diskusija, ten aukšto lygio tyrimai, bla 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 bla. Ir aš pasakiau tokį faktą, kad ekologiškas arba organiškas maistas yra daug skanesnis. Ir iš manęs mano grupiokai, kurie yra didžioji dalis jų škotai, anglai arba amerikiečiai, amerikietis vienas buvo, didžioji dalis škotai, anglai, iš manęs išsityčiojo. Jie sakė, kad aš neraščiau skirtumo tarp ekologiško maisto organiško ir tarp paprasto maisto skonyje. Ir aš galiu ginčytis iki pažaliavimo ir nukritimo. Ir aš supratau dėl ko, nes aš labai įsižydžiau, labai supikau tada, kodėl jie čia taip, žodžiu, darė man ir vos nešaipėsi iš manęs, kad aš čia nesąmonį prisigalvojau. Dėl to, kad organiškas maistas, sertifikuotas organiškai, mes turbūt net patys nežinom, kokie tie kriterijai buvo naudojami ir auginamas industriniu būdu, atitinkant tuos minimalius reglamento reikalavimus, jisai turbūt ir nelabai skirsis tuo skoniu. Čia yra paslaptis. UK yra didžiausi šitie jungtinėse karalystėse parduotuvių tie, kur ten organiškas maistas ir realiai nelabai skiriasi nuo paprasto tokio, koks yra neorganiškas. Tai aš manau, kad mes apie tai, kai kalbam organiškas, man yra tas kitas lygmuo. Iš ūkininkų, kurie augina, kurie nebūtinai yra milžiniški ir dideli ir kurie tas daržovės turi lokaliai. Nuvažiuoji į vietos turgų, nuvažiuoji į parduotuvę, kuri yra nedidelė, kuri naudoja vietos ūkininkų produkciją ir kitoj parduotuvėje, kitame mieste jau bus kitų vietos ūkininkų produkcija. Čia yra ekologiška produkcija. Ir tai, nes mes galim netgi ginčyti dėl to, kad ar mėšlas yra geras dalykas ar blogas. Pagal ten tuos visus reikalavimus ekologiškus yra vienai, pagal žmonių nuomonę ir patirtis yra kitaip. Ar kompostavimas savo daržovių ir visokių dalykų yra gerai ar blogai. Ta prasme, tų tokių visokių nuomonių yra labai daug, bet aš galiu faktiškai pasakyti, kad mano užaugintas maistas yra tikrai skanesnis negu maistas užaugintas industriniu būdu ir perkamas parduotuvėse ir dar labai tai priklauso nuo sezono, nes jeigu aš perku vasarą krapus ir savo ir parduotuviai mano vienareikšmiškai bus skanesni, labiau kvepnesni ir taip toliau. Netgi jeigu aš ten netobulai jos auginu, ten žinot, oi, čia viskas natūrinis tratata. Nu, aš natūralias trąšas stengiuosi naudoti, savo kompostą naudojam, dabar vilną netgi naudojam su vyru, bandėm avių vilną, nes turime vis tai jos mikroelementus turi, taip toliau, tapti šiaudus, mulčią, nu, visokius įdomius metodus, pelenus, va, turim krosnelę, pilame į medžio pelenus į dirvą ir taip toliau. Ir mėšlą irgi naudojam, kas mano nuomonė yra žiauriai geras dalykas, nors iš kitos pusės mėšlas, nu, taip jau nebe veganiška gal turėtų būti. Tai vat, ir iš tiesų tai yra skaniau. Sveikumas nėra ką kalbėti, neturiu ką pasakyti šito klausimu, visi žino, kas sveikiau. Ačiū Dievui, lietuviai yra vis dar žemdirbių karta ir netgi jauni žmonės eimina arba nori auginti daržovės patys, kad ir mažiausiame vazonėlyje ant palangės, žolelės, kažkokias vyšninius pomidorus, tai yra absoliučiai sveikintina, tai yra nuostabu dėl to, kad mes vis dar turime tas žinias, kaip kažką užauginti ir mes nepražūsime, jeigu mums reikės išsilaikyti ant savo resursų. Ir kitas dalykas, tai yra tai, kas gyvenime yra svarbu. Maistas savas, rankos žemėje, gerbimas, mylėjimas žemės gyvūnų, galbūt netgi tų pačių gyvūnų, kuriuos tu augini mėsai, bet yra visai kas kita. Tai aš manau, kad būkim bėdni, bet teisingi, tai, ką mes darome patys, yra tikrai visada geriau. Gali būti ir turtingi ir teisingi, bet vis tiek būkim teisingi. Ar turėčiau vengti glitimo? Glitimas yra vienas iš 14 ES esančių alergenų. Privalomų ženklinti ant etiketės, tai jeigu esate alergiškas, bus paženklinta arba paryškinta ant etiketės su sudėtinėmis dalimis. Bet nebūtina vengti žmogų, kuris nėra jam jautrus, neturi alergijos, neserga celiakija ir taip toliau ir taip toliau. Tai šiaip yra tokių pastebėjimų, kad oi, čia reikia miltų iš vis nevalgyti, vengti ir taip toliau, nu būkim teisingi. Nu tai ką mes tada valgysim, jeigu mes miltų visiškai nevalgysim, duonos savo nevalgysim. Ypač kalbu apie viso grūdo produktus, rupi duona, sava duona su savu raugu.
Tai va, tai glitimo vengti reikia žmonėm, kuriem jo reikia vengti, o kuriem jo nereikia vengti, nevenkit jo, nes tam tikri produktai be glitimo yra blogesni negu produktai su glitimu, nes mes tikrai dar neturime tos pramonės, kur tikrai kokybiški miltiniai produktai yra be glitimo. Bet jeigu norite pavyzdžių be glitimo, kokosų miltai, migdolų miltai, avižos šiaip natūraliai glitimo neturi, bet būna dažnai apdorojamos patalpose, kur būna kviečiai ir rugiai apdorojami, tai gali turėti pėdsakų, bet tai nereiškia, kad turi glitimo. Tai šiaip avižos jo neturi. Kinva, grikiai neturi glitimo. Iš tą pačią kinvą, tos pačius grikius galite susimalti arba pirkti miltus. Tai tarsi tų įvairovių yra visokių, bet neieškokit produktų, kurie yra paruošti būti be glitimiai, nes labai dažnai rasite vietoj miltų krakmalą. Ir tai praktiškai ir iš tikrųjų yra blogiau, nebent jūs esate iš tikrųjų ryžių miltai dar be glitimo, galima rudųjų ryžių miltus rasti, kas yra žiūriai fainai, yra daug sveikiau ir gera alternatyva. Aišku, su jais reikia mokytis, dirbti ir pagaminti tuos gaminius, su jais yra sudėtingiau, bet tai yra įmanoma. Viskas reikalauja šiek tiek pastangų ir noro. Ar reikia valgyti pusryčius? Vieni žmonės mėgsta pusryčius, kiti ne. Teko girdėti apie parasimpatinę ir simpatinę sistemą, kurios veikia vieną dieną, kitą naktį. Žodžiu, kad naktį vakare galima valgyti, šitą teoriją teigia, ryte nelabai, kiti sako, kad kaip tik rytas yra svarbus ir taip toliau. Aš sakau, kad man pasiteisino tokia metodika, žinant savo kraują ir cukraus kraujyje kiekį, tai yra mano badavimo kraujas yra visą laiką su žemesnė gliukozė. Tai reiškia, kad mano gliukozė krenta daugiau negu įprastai arba turėtų kristi tuo metu, kai aš nevalgau. Tai mano gydytoja yra pasakius tokį dalyką. Jeigu tau taip yra, kadangi jau tavo kraujo tyrimas badavimo metu, tai yra ryte nevalgius, kai pasidarai kraujo tyrimą, rodo, kad kraujas yra pakritęs žemiau žemutinės ribos, tau yra privalomas maistas visą dieną. Mano gliukozė turi būti palaikoma visą dieną, nes jinai labiau krenta, todėl aš jaučiuosi pikta, nelaiminga, drebanti ir nuo maisto priklausoma, jeigu aš būnu nepavalgius. Man yra silpna, fiziškai silpna, aš esu pikta, negera, žodžiu, pamaitink moterį ir viskas bus gerai. Tai čia tikrai veikia. O kitiems žmonėms, jie gali valgyti, jie gali nevalgyti, pamiršta apie maistą, prisiminę pavalgę. Tai iš esmės tikrai labai priklauso nuo gyvenimo būdo, nuo poreikio ir jutimo. Aišku, jeigu jūs visai nevalgote ir norite pradėti, pradėkite nuo neriebaus, nedidelio kiekio maisto, nes tikrai gali būti sunku pykinti iš ryto, jeigu pavalgysite. Tai aišku, ryte atsikėlus yra geriausia išsivalyti dantis, kad bakterijas visas pašalinti, išpjauni. Tada pavalgai, ar ten, nežinau, kas nori kavos išgerti, aišku, su pienu gal geriau šiek tiek, tada bus tos masės kažką virškinti. Čia toks visiškai praktinis, paprastas žmogaus patarimas. Ir tada žiūrėti, kaip su to maistu vieni košę valgo, kiti kažkokį sumuštinuką, treti kiaušinį išsiverda. Ar druska kenkia sveikatai? Natrio chloridas yra mums būtinas, bet jis būtinas mums yra saikingais kiekiais. Dažnas suvalgo druskos per daug, mėgsta maistą per sūrų. Druska yra vienas iš geriausių narkotikų, prie kurių labai lengva priprasti ir greitai lengva atprasti. Tai sumažinus druskos kiekį, pamatysit, kad po truputį tas poreikis ir sumažėja iš tikrųjų. Kai sako, man reikia druskos būtinai, man kažko organizme trūksta briedas, briedas, iš vis neegzistuoja toks dalykas, kaip mūsų organizmo išmanimas, ko mums trūksta. Dažniausiai yra sūrus arba saldus dalykai tam, kad mūsų juslės pagyvinti arba dėl to, kad energijos genetiškai norėdavosi cukraus dėl to, kad energijos trūkumas yra, nes bėgdavo, pavargdavo ir reikėdavo energijos ir tai yra susijęs su greita energija, tai yra fruktozė, vaisiai ir taip toliau ir cukrus. Tai nebent iki to galima pritempti, o šiaip tai aštrių skonių būna norisi, kad ypatingų skonių tiesiog dėl tam tikrų priežasčių. Nesusijęs su jūsų organizmo išmanimu apie maistą, nes tai mes neturėtumėm sveikatos problemų, jeigu mūsų organizmas taip gerai viską išmanytų. O mes jų turime labai daug. Širdies ir kraujagyslių ligos ir diabetas yra vienas iš didžiausių žudikų, tai yra pats didžiausias žudikas, ne vienas iš didžiausių žudikų mūsų sveikatos sistemoje visame pasaulyje. Tai druskos vengti nereikia, jos būtina mažai. Ir kai sako, aš mėgstu su druska viską ir viską sūdo ir persūdo ir per sūrų būna, tai siūlyčiau visada visi vieni kitiems pasakyti, kad jums yra per sūrų ir kad žmogus turėtų dėti mažiau. Druskai taisyklė yra viena. Dėkite mažiau, jeigu pritrūks, visada papildomai įsidėsite. Nes jeigu jos per daug ir ją reikia valgyti, tai ne tik yra neskanu, bet dar ir kenksminga. Ar turėčiau skaičiuoti kalorijas? Taip, jeigu turite problemų su viršsvoriu, jeigu jūsų organizmas labai imlus kalorijoms. Imlus kalorijoms, čia toks kaip perkelinė prasme, bet
Žinot, aš tikrai esu lieknas žmogus pakankamai, valgau tikrai nemažai, tiesiog mano ir matot, kaip aš visą laiką judu. Tai tiesiog yra mano toks metabolizmas, mano tokia kūno struktūra, genetika ir taip toliau. Nėra taip, kad aš čia sveikai labai maitinuosi ar dar kažką, tiesiog yra taip, kad man pasisekė ir aš pakankamai liekno sudėjimo ir netgi šūdmaistį man atleidžia ir aš galiu valgyti tą šūdmaistį. Blemba, žiauriai norėčiau džintoniko dabar. Tai vat, žiauriai skanu. Reikia. Man, niekam, tikrai nerekomenduoju, man turbūt tas kalorijų skaičiavimas asmeniškai, būnant mano sudėjimo, nėra labai svarbus, bet kitam žmogui, kur tikrai atrodo, nieko nevalgo, suvalgė 3 kąsnius ir iš karto tas svoris kinta, tai taip, dėja, tiesiog taip jau atsitiko, bet iš kitos pusės yra tikrai priemonių, kurios pagreitina, padeda tam metabolizmui vykti, tai yra sportavimas, tas pats sveikas gyvenimo būdas, daržovių daugiau valgyti, viso grūdo produktų. Ir iš tikrųjų viena iš labai nebrangių ir visiems skanių metabolizmo, aš sakau, pagreitinimo dalykų yra sriubos. Skystis, mikroelementai, vitaminai, daržovių įvairovė, taip toliau. Pas mes lietuviai esame viena iš turtingiausių sriubomis tauta. Aš taip skaitau. Nežinau, reikėtų paskaičiuoti, aišku, aš galiu ir maltą šalia, bet aš labai palaikau lietuvis sriubo įvairovės atžvilgių. Ir mes turime tas sriubas valgyti kasdien. Kalbant apie maisto saugą, higieną ir galiojimo terminą, tai tikrai sriuba šaldytuve gali laikyti, žiūrint kokia nuo 3 iki 7 dienų. Mes nekalbam apie restoranų maitinimą, kalbam apie namuose vartojimą. Sriuba atvėso, atvėsinkite ją greičiau, kad ir ant palangės ar kažkur, arba leiskite atvėsti, į talpą uždaras stiklainis ir į šaldytuvą ir nuo 3 iki 7 dienų galite ją ragauti. Jeigu sriuba yra bloga, jinai surūgo ir jūs tai pajausite. Lygiai taip pat su kitais maisto produktais. Organoleptika. Skamba kaip toks biški fancy ir pošlas žodis, bet tai yra tiesiog tai, kad yra juslės palytėjimas, praliečių, gleivės, skonės, kvapas ir taip toliau. Tai tiesiog tai nustato, ar maistas yra nebegaliojantis. Didžioji maisto dalis ir ypač, pavyzdžiui, mėsos produktai, jie visada žinosite, kada yra nebegaliojantis. Kiaušinis, kada visiškai skystas išbėgo, irgi kvapą turi, ar ne? Kiaušinio šviežutėlio trinys ir baltymas yra labai gleivėtas. Ta prasme, turiu omeny, kad jis labai tirštas. Jis toks išbėga, vos išbėgo iš to kiaušinio. Tai yra šviežias kiaušinis. Kuo baltymas yra skystesnis, kuo trinys baltymas yra skystesnis ir trinys, tuo kiaušinis yra senesnis. Na ir aišku, oro tarpas tas susidaro, kai įmeti į vandenį pakyla. Kai kiaušinį dauži ir yra didelis oro tarpas, tai reiškia, kad tas kiaušinis nebuvo jau visiškai savo šviežume. Jo, čia kaip irgi duosiu vieną pavyzdį dėl kalorijų. Tai kiek vienas šaukštelis cukrus turi kalorijų? Kiek gramų yra cukrus? Ir kas yra cukrus? Tai čia labai geras. 3 žingsniai atgal. Cukrus yra angliavandenis. Vieno angliavandenio gramas yra 4 kalorijos. Vienas šaukštelis yra 5 gramai. 5 × 4 yra 20 kalorijų. Gryno cukraus. Tiesiog cukrus. Aš didžiuojuosi, kad geriu kavą be cukrus. Aš geriu su pienu ir su kondensuotu pienu, žiauriai patinka, bet matot, neturiu jokio saldainio, kad užsikaščiau, bet noriu to kondensuoto, man skaniau. Tai 5 gramai, gerai 8 gramai kondensuoto, tai ten 30 kalorijų. Kiek turi sausainis? Arba saldainis, mažas saldainis, apie 100 kalorijų, gali būti daugiau plus. Hidrinti riebalai, visokie priedai ir taip toliau. Sausainis 100, tam 200. Keksiukas apie 300 kalorijų. Ir kokios yra sudėtinės dalis. Tai apie ką mes kalbam? Aš nevalgau, negeriu kavos su cukrum, bet suvalgysiu sausainį? Jau ne, tikrai ne. Būkim biedni, bet teisingi. 20 kalorijų, išgeriai, suvalgiai, patenkintas išėjai. Geriau nevalgiu jokio saldainio ir jokio sausainio. Tai, toks kritiškumo to reikia, trūksta tikrai. Ir kaip žmogus sako, aš nieko nevalgau, bet kemša saldainius, sausainius ir taip toliau. Aš tikrai žinau, yra grupė žmonių, kurie tikrai nedaug valgo ir tikrai jiems yra problema su svoriu, bet yra didžioji dalis žmonių, kurie neįvertina to, ką jie valgo ir neskaičiuoja. O tiesiog būna, aš darau kartais tuos įsigilinti į žmogaus, ką jisai valgo, sakau, atsiunčiu klausimyną, žmogus man atrašo ir tada viena iš klausimyno dalykų, kurių net pusė žmonių net nesugeba užpildyti, yra savo savaitės racioną. Ir sako, čia aš čia savaitę šventės, čia ta savaitė tas briedas. Jokio skirtumo. Jeigu jau jūs valgote tokius kiekius maisto, tai dažniausiai vis tiek per savaitę tas maistas įsilygina, šventėmis gal šiek tiek daugiau, bet nuimkim 10%. Ir kai žmogus surašo viską nuoširdžiai su valandom, kiek jisai valgė per savaitę, kad ir 3 dienos jei negalit savaitę, bet pabandykit. Ir pamatysit, kur yra raudoni, šauktukai ir bus patiems pusė viskas aišku, kodėl kas yra. Nes mes tiesiog kartais nesusimastom. Aš apie save tai iš vis nekalbu, ten pastovi šlamščiuką nors, tai aš net neturiu pasiteisinimą šitam dalykui. Tai mano pasiteisinimas yra stengtis valgyti sveikiau, kai aš tai galiu daryti. Ir nepamiršti kiaušų.
Ar ruošimas maisto mikrobangų krosnelėje sukelia vėžį? Ne. Paskutiniais tyrimais ne. Mikrobangų krosnelės judina jonus ir tie jonai įkaitina maistą. Labai paprasta. Iš esmės, jeigu norit, galite paskaityti, ta informacija yra pakankamai prieinama internete. Mums tiesiog yra tai baisu, tai sklinda bangos, tokios kaip bangos eina ir būna, žinot, kai sugenda tas sukimas šitas ir ne visai išyla maistas. Nu tai va dėl to taip yra, nes bangos taip ir praeina pro tą maistą. O ta terpė ir tos stiklinės durys, kurios yra pritaikytos, visiškai apsaugo mus nuo tos spinduliuotės, dėl to, kad jeigu neapsaugotų, mes lygiai taip pat išvirtumėm labai elementariai. Ir sukasi tam, kad pašildyt. Bet jau dabar tos industrinės arba kažkokios šustresnės, tai joms net nereikia judėti, nes matyt bangos eina iš abiejų pusių ir šildo viską vienu metu. Tai šiaip tai nereikėtų bijoti, mes neturime jos, bet tikrai kartais norėčiau turėti pasigreitinti, pasilengvinti gyvenimą. Tai va, ką sekantį kartą darysiu virtuvėje, tai pirksiu orkaitės mikruškę 2 viename ir matysiu, kaip sekasi. Nes šį kartą tai sugebėjau įpirkti orkaitės su pirolizė, kas man patiko. Tai tiesiog karšta temperatūra, kuris sudegina viską, kas lieka ir tada lengviau ją būna išvalyti. Žiauriai pasteisino. Bet yra kitų dalykų, kurių šių orkaitai man trūksta, tai kitą kartą, kai pirksiu orkaitę, jau tikrai žinau, ko norėsiu. Ar turėčiau valgyti angliavandenius? Tai angliavandeniai yra pirmutinė medžiaga, kurią skaido energijai, tai taip, be abejo, kad turėtum valgyti angliavandenius, jis yra pagrindinės energijos šaltinis ir ten, kai be angliavandenė pica, be angliavandenis, tas kažkas čia per nesąmonę. Keto dieta yra įrodyta, čia riebalų dieta, keto dieta, kur yra skirta epileptikam, epilepsiją sumažinti epilepsijos priepuolius, o ne kažkokia tai ten sveikimo dieta svorio metimo, kur žmonėm po to atsiranda tokie dalykai kaip spengimas ausyse ir taip toliau, ilgalaikis poveikis, kurio tu nebegražinsi, labai populiari, wow, faina dieta, nuvarykit pas dietologus, dietistus, paprašykit, kad jums paprastam žmogui rekomenduotų keto, nei vienas nerekomenduos, nes tai yra dieta skirta konkretų susirgymą turintiems žmonėms. Tai angliavandeniai yra visiškai skirtingi, cukrus yra angliavandenis, viso grūdo, duona yra angliavandenis. Tai valgyti daržovės yra angliavandenis, tai valgyti geruosius, tinkamus angliavandenius, kurie po to turi, kaip sakant, penas jūsų gyvybei, jūsų energijai, jūsų maistui ir taip toliau. Netgi, pavyzdžiui, po sporto visą laiką turi būti angliavandenis. Toks kaip obuolys bananas 20 minučių po sporto tam, kad glikogeno pavidalų saugotų raumenyse energiją kitam kartui. Ir netgi buvo tyrimas darytas, kad ištvermė yra didesnė, kada po sporto yra valgomas angliavandenis 20 minučių iškart po sporto, kad kitam kartui būtų energijos, nes organizmas taip viską įsimena ir kaupia. Dėl to, ir kaip sako, raumenys turi atminti. Tai angliavandeniai yra absoliuti didžioji dalis mūsų mitybos. Aš tai sakyčiau nuo apie 7%. Ir visa kita yra 15 baltymai riebalai. Ten visi kiti dalykai, tai ten jau taip. Kas yra sveikieji riebalai? Yra polinesotieji riebalai, polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios yra reikalingos mūsų organizmui. Jų yra labai daug rūšių, aš jų net nežinau visų, net pusės nežinau, bet žodžiu, daug nežinau, bet iš esmės tai yra polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios yra naudingos mums, taip pat polifenoliai, kaip būna alyvuogių aliejus ir taip toliau. Alyvuogių aliejus yra ne hypas, tai yra tikrai dalykas, kuris yra vertingas mums. Visi perdirbti aliejai, dezidoruoti ir rafinuoti yra blogai. Aš taip pat naudoju savo virtuvėje rafinuotų aliejų kepimą ir tai yra blogai. Turbūt geriau būtų naudoti iš tikrųjų sočiuosius, nes jie yra stabilesni karštyje. Nors turi kitą neigiamą aspektą, nors rasite video tikrai, kai sakau priešingai ir tikrai kiekvieną kartą, kai pasimokai, sužinai kažką naujo, turi tai perduoti ir kitiems, dėl to, kad tai yra svarbu, nes mes visi visko nežinom, mes turim gilintis toliau ir sugebėti prieštarauti patys savo. Tai vėl ta diskusija yra, kad natūralūs gyvulinės kilmės riebalai, nekalbu apie veganus, nes jie tiesiog nevalgo tokių produktų, bet iš esmės yra geriau žmogui, dėl to, kad kaitinant augalinės kilmės riebalus, nebent tas kaitinimas yra labai trumpas, tu stipriai pakenki dėl to, kad jau augalų struktūra yra, augalinis riebalas jau yra pakankamai perdirbtas ir tada tu dar kartelį perdirbi. Tai ir transriebalų prisigaminė ir šiaip jau tas produktas yra pakankamai žalingas. Ir antrą kartą tikrai naudoti jų negalima. O gyvuliniai yra sotieji, kurie taip pat kemša mūsų kraujagyslės, bet jie yra labai stabilus karštyje, ilgose temperatūrose, aukštose ir taip toliau. Diskusija turbūt be galo už metų kitų vėl ką nors naujo sužinosim. Ar vaisiai storina? Fruktozė, taip, kai kurie žmonėms gali būti nerekomenduojami vaisiai, bet iš esmės tai vaisiai nestorina. Buvo diskusija, kažkada kažkas man pasakė, bet Aida, vaisiai, kai jų per daug vis tiek nesveika. Come on, kas per daug valgo vaisių? Kuris iš jūsų valgote, pripažinkit, per daug vaisių? Dabar dar kitą pavyzdį paimkim. Paimkim tokį dalyką. Valgyk vaisių kiek nori iki apsišikimo. Ir nevalgyk nieko absoliučiai saldinto. Jokio cukraus, jokio pyragėlių, baldelių, nieko. Ar jūs manot, kad įmanoma padauginti vaisių
jūs fiziškai jų nesuvalgysit. Jūs fiziškai vaisių nesuvalgysit. Kalbu apie sveiką žmogų, ne tą, kuris negali, diabetika, antras, anas, trečias. Apie sveiką žmogų, kuris pakeis savo cukraus kiekį, kuris įgauna kiekvieną dieną, bet kokiam produktą, nuo kavos iki, nežinau, iki industrinio cukraus, kuris yra pizzoj, pavyzdžiui, gali būti cukraus, ne pridėtinio, dažniausiai jo ir būna. Tiesiog nieko, kas turi pridėtinį cukrų ir valgykit belenkiek vaisių ir pasakykit man, kad jūs galėsite padauginti tų vaisių. Aš manau, fiziškai jūs jų nesuvalgysite tiek kiekvieną dieną. Todėl mano nuomonė vaisiai nestorina, nebent yra konkreti sveikatos problema, dėl kurios vaisių vartoti negalima, bet čia yra nestorumo problema, o kita problema. Kokia yra geriausia dieta? Tai mano visada žodis yra 2 žodžiai - įvairovė ir saikas. Joks kraštutinumas nėra gerai, net ir ale sveikiausias kraštutinumas, nes gali susirgti, aš esu tikrai gyvas to pavyzdys. Žmogus tikrai moraliai susirgti, jaustis blogai ir taip toliau. Ir tada įvairovė, skaitant ir šūdiną maistą. Ta prasme, aš jį vadinu šūdinu maistu, nes tai nėra maistas. Visas tas perdirbtas maistas, kurį aš irgi valgau kartais ir man tikrai skanu būna ir tingiu gaminti ir noriu kokio nors šūdo. Ir aš suprantu, kad aš suvalgiau še. Netikra še, kur smirda kvapas, bet, žodžiu, suvalgau še vertės maistą, kuris neturi jokios naudos mano organizmui, turi daugiau žalos dar ir netgi. Ir aš mėgaujuosi kiekvienu kąsniu, nes taip turėtų būti. Kai tu nusižengimą darai, tu žinai, ką tu darai. Tu esi objektyvus ir tu sakai, šią savaitę valgiau ženkliai per daug burgerių, picų, dar kažko, makaronų, kurie ten su riebiais labai padažais perdirbti, kokie nors nešviežus, tai yra nešviežus, o šaldyti ir taip toliau, su padažais. Tai gal geriau tada kitas valgysiu sveikiau ir viskas atsigaus. Šietukas probiotikų dar pagelbės šitoj situacijai, bet iš esmės tai tikrai įvairovė ir saikas yra dietos sėkmė. Na ir pastovumas, bet meskit į mane akmenį, nes aš tikrai nesilaikau režimo, stengiuosi tai daryti. Kai jau būnu tokia, pas mane yra tas momentas, kur blemba pradedu laikytis ir tada pradedu tą tokį, viskas tik taip. Ne. Tai jau geriau aš esu tokia, kokia esu, aš esu save priėmus, turiu ADHD ir viso, ir tiek žinių. Tiesiog priemu ir stengiuosi daryti, ką aš galiu geriausias savo aplinkybėmis. Yra dalykai, kurie yra pastovus mano gyvenime, bet netgi apie maistą kalbant, kartais aš tiesiog esu žmogus, paprastas žmogus, kuris stengiasi daryti kažką geriau, negu buvo anksčiau. O jeigu susišiko ir, pavyzdžiui, metai buvo šudini, o šie metai 2024 man pakankamai su iššūkiais ir pakankamai šudini buvo ir pakankamai net ir maisto ir visom prasmėm, tai šie metai tikiuosi bus geresni. Detoksikavimas ar jis reikalingas, aš esu bandžiusi detoksikacijas, kurios buvo vadavimas, maisto ribojimas, tam tikros specifinės dietos, detoksikacinės, taip toliau, klizmos tos visos realiai, tai nemanau, kad yra būtina, jeigu norit galite daryti, bet ar iš tikrųjų, jeigu mes pakankamai sveikai maitinamės ir normaliai gyvenam, aktyviai, taip toliau, ar tikrai mums reikia kažką tai detoksifikuoti, ar iš vis apskritai yra toks dalykas kaip detoksifikacija. Gal tiesiog reikia detoksifikuoti save nuo blogų žmonių, nuo blogų minčių, stengtis mind your own business, ta prasme, savo reikalais užsimti, savo gyvenimo, nekritikuoti per daug kitų žmonių, nepatinka, nusisukai ir nuėjai. Nereikia vaidinti, kad mes esame vieni kažkokie geresni, blogesni ar dar. Čia detoksifikacija yra pati reikalingiausia. Detoksifikacija, kuri yra nuo Facebook'o, nuo socialinių tinklų, lygiai tas pats. Absoliučiai reikalinga. Man labai patinka Messengerio naujas dalykas ir aš galvoju, kas čia dabar darosi, aš kažkaip pradėjau efektyviau dirbti. O kaip aš pradėjau efektyviau dirbti? Pas mane Messengerį nebemeta notificationų. Tiesiog nėra nei vieno to, nes pastoviai yra tie numeriukai ir nevibruoja. Ir aš žiauriai jaučiuosi, nes aš nuvarau, padirbu ir aš paskaitau ir žiūriu 20 žinučių ar 10. Tikrai daug pas mane vyksta reikalų per Messengerį. Ir aš kaip džiaugiuosi, kad aš galėjau kokybiškai padirbti, pabūti su visais tuo metu, kai aš su jais buvau, nesėdė telefone. Ir ačiū, kad taip atsitiko. Tai va šitas dalykas yra tikrai labai gerai. Ir tikrai, kaip sako Aida, daugiau pasakok, daugiau dalinkis, man yra labai sunku. Šiuo metu už kameros stovi Artūras ir jeigu nebūtų Artūro, aš tikrai to pati nedaryčiau, dėl to, kad man tai yra per sunku, aš neturiu tam laiko, neturiu tam noro ir man apskritai tas pirstelėjimų dalinamasis, nors gal jisai visai įdomus būtų apie mūsų gyvenimą, kokias mes nesąmonės darom. Malkas nešioji, tą, trečią, ta prasme, ten, nežinau, belenkokį darbą reikia pasidaryti, nuvarai pasidarai.
Ir tai yra įdomu žmonėm, nes daugiausia žmonės gyvena daug komfortiškesnius gyvenimus. Ir mums tas ale diskomfortas iš tikrųjų yra komfortas, nes tu jautiesi daug laimingesnis dėl to. Nu, realiai taip yra. Gyvenau Žvėryne Vilniuje, tikrai ale prestižinis rajonas, gražiam bute, visą kitą ir tai nebuvo mano laimė. Toli gražu. Tikrai nesijaučiau gerai. Didžiausia depresija mane ištiko, aš buvau Vilniui, Žvėryne gyvenau, o dabar aš jaučiuosi visiškai laisva, faina ir kiekvieną kartą, kai grįžtu namo iš miesto, mieste tikrai ir dažnai būname, man tiesiog kaip akmuo nuo širdies nukrenta ir visas svoris, aš galvoju, Dieve, kaip mes gerai gyvenam. Nepaisant to, kad pas mus tūlikas remontuojamas, neturim kriauklės vonioj, tūlikas vonioj ir vaikam kambarys neparuoštas, yra va per plokštę, vaikai žaidžia, patiestas kilimas kažkoks, kad nebūtų šalta, nes betonas. Nu ir ką, ir mes labai puikiai gyvenam iš tikrųjų. Tai va, tai turiu daug santykių su žmonėmis, kurie man patinka, kuriuos aš gerbiu ir myliu ir gerai praleidžiu laiką su jais. Jie atvažiuoja pas mus labai dažnai svečius. Turime, kaip sako, kaip yra tas žodis, pilnaverčių santykių su žmonėmis. Ir tai yra gyvenimo džiaugsmas. Tai yra vienas iš svarbesnių gyvenime dalykų, kada tu gali su kažkuo nuoširdžiai paplepėti, pakalbėti, pažvengti, paverkti, belenką. Tai va, gyvenam savo šiltuose kampučiuose ir mes nedirbdami fiziškai, žmogui to reikia, to tokio gamtos, fizinio darbo panešiot kažką padaryti, tada tu daug geriau jautiesi.